Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Ši laida skirta gerai naujienai skelbti. Iš tiesų, Katalikų teologijos fakultete visada labai džiaugiamės, kai į Lietuvą atvyksta, kokia nors akademinio pasaulio žvaigždė. Ypatingai muzikos mylėtojai žinome, kas yra žvaigždė. Kai žvaigždė atvyksta, visi metę viską, eina žvaigždės pasiklausyti. Akademinėme pasaulyje taip pat ir teologijoje yra tokių, galime pasakyti, žvaigždžių. Aišku, pirmoji žvaigždė yra Viešpats Jėzus Kristus, bet tie, kurie jį pažįsta ir geba labai įtikinamą kalbą ir protingai apie Viešpaties slėpinius kalbėti, o taip pat ir megzti dialogą su pasaulyje esančiais ir klausiančiais, tokie žmonės svarbus teologijos mokslui, svarbus mūsų tikėjimo slėpinių pažinimui. Taigi į Lietuvą taip pat atvyksta vienas toks tikrai žymus autorius iš Oksfordo universiteto, profesorius Alisteris Magratas. Ir šią laidą skirsime jų, mėly klausytojai, informuoti jūs apie artėjančius renginius. Tai yra pirmoji tokia laida, turbūt apie šį vizitą dar nieko negirdėjote. Informuosime apie renginius, pakalbėsime apie tai, kodėl apskritai vertėtų sutikti šį įžymų teologą, išgirsti jo paskaitas. Keli žodžiai apie svečią. Alisteris Magratas Oksfordo universitete studijavo chemiją ir įgijo daktaro laipsnį molekulinės biologijos srityje. Mokslo filosofijos studijų metu atradęs tikėjimą, buvęs ateistas pradėjo gilintis į mokslo ir religijos santykį, tyrinėjo istorinę teologiją, tapo teologijos profesoriumi ir netgi kunigu. Ilgai dirbo Oksfordo universitete. Šiuo metu vadovauja Londono karališkojo koledžo teologijos, religijos ir kultūros centrui Londone. Jums, mėly klausytojai, Alisteris Magratas jau gali būti pažįstamas iš prieš porą metų išleistos knygos Dokinso iliuzija – ateistinis fundamentalizmas ir dieviškumo neigimas. Šioje knygoje Alisteris Magratas kritiškai apžvelgė mokslo ir religijos nesuderinamumą propaguojančio Richardo Dokinso pažiūras, kurios išdėstytos knygoje Dievo iliuzija. Profesorius Magratas viešės Lietuvoje gruodžio 9 ir 10 dienomis. Gruodžio 9 dieną galėsite išgirsti profesoriaus Magrato paskaitą apie mokslą ir religiją Lietuvos Respublikos Seime, kur vyks ir platesnė konferencija. Čia girdėsite ir Katalikų teologijos fakulteto dėstytojų pranešimus bei Seimo narių pranešimus. Į šį renginį registracija vyksta iš anksto. O gruodžio 10 dieną visus kviečiame susitikti su profesorium Magratu Kaune, kur Vytauto didžiojo universiteto didžiojoje auloje profesorius pristatys savo pranešimą Mokslas ir religija – didieji klausimai. Labai visus kviečiame gausiai dalyvauti, paskaitos bus verčiamos į lietuvių kalbą. Ir į šią laidą pakviečiau du šio vizito svarbius organizatorius, tai Katalikų teologijos fakulteto dėstytojai, docentas daktaras Artūras Lukaševičius, sveiki, bei daktaras Valdas Mackela. Gera jūs čia matyti. Be abejo, dabar reikėtų pradėti pasakoti mūsų klausytojams apie tai, kuo Alisteris Magratas yra svarbus teologijai ir kuo jis įdomus, nes tai yra vienas iš tokių įdomesnių rašytojų. Štai mes čia esame studijoje ant stalo pasidėję ir net ne vieną jo knygą anglų kalba. Be abejo, turime čia pasakyti, kad kartu su šiuo vizitu gruodžio 5 dieną jau bus išleista ir dar viena Alisterio Magrato knyga, labai solidi, fundamentali knyga, išversta į lietuvių kalbą. Knyga vadinasi Mokslas ir religija. Taigi, mano mėly pašnekovai, Artūrai ir Valdai, mūsų klausytojams, papasakokite truputėlį, kodėl šis vizitas svarbus, kuo svarbios tos knygos ir kodėl Alisteris Magratas įdomus. Šitas vizitas įdomus ir svarbus dėl daugelio priežasčių. Vieną priežastį jau ir pats paminėjai, kad iš tikrųjų ne kasdieną į Lietuvą atvyksta tokio masto teologijos žvaigždės. Mes galbūt galėtume iš istorijos paminėti daugelį žymių teologų. Daugelis esate girdėję Tomą Akvinietį arba Augustiną arba dar kuri nors iš praeities didžiųjų, bet vargu ar galėtume pasakyti, kasgi nūdienos yra didieji teologai, kurie kala šiandien teologijos mintį.
Tai viena priežastis yra ta, kita priežastis yra, kad klausimai, apie kuriuos kalba Alistairas McGrathas, yra iš tikrųjų labai svarbus ir turbūt patys svarbiausi. Nes gyvename laikmetyje, kuriame yra sukurta tokia dirbtinė priešprieša tarp tikėjimo ir mokslo. Ir mes jau galvojame, kad su Tarybų sąjungos baigtimi, su mokslinio komunizmo pabaiga jau yra praėjęs tas laikas ir mes galėsime atsikvėpti ir džiaugtis tuo, kad mokslas ir religija gali greta koegzistuoti, bet sekuliarus pasaulis pasirodė nemažiau agresyvus šiuo atžvilgiu ir keletą dešimtmečių yra kalbama apie naujo ateizmo pradžią. Tai yra, kad daugelis pakankamai garsių mokslininkų ir šiaip garsių vardų staiga ėmė skelbti idėjas, kad religija ne tik tai, kad yra pasenusi arba kvaila, bet kad religija yra pavojinga. Ir netgi save tituluoja 4 apokaliptiniais raiteliais, tokie vardai kaip Richardas Dawkinsas, Denisas Dennetas, Samas Harrisas ar kiti. Jie skelbia mokslo pergalę prieš religiją. Ir Alistairas McGrathas buvo vienas iš nedaugelių, kurie drįso prieš visus šitos garsius vardus stoti, teigdamas, kad mokslas ir religija ne tik tai, kad ne prieštarauja vienas kitam, bet ir papildo vienas kitą. Ir jisai turėjo tam pakankamai rimtą pagrindą, nes daugelis iš mūsų mes esam arba vienos arba kitos ryties žmonės. Mes galime būti geri mokslininkai, bet religija domėtis tik tai retkarčiais. Arba galime būti tikinti žmonės, studijuojantis teologiją, bet mūsų išmanymas apie mokslą yra dalinis, fragmentiškas, kiek mes turime laiko pasidomėti. Alistairas McGrathas, nors jisai šiaip yra gerai žinomas kaip teologijos istorikas, iš tikrųjų pradėjo savo kelią į akademinio mokslo aukštumas ne kaip teologas ir netgi ne kaip tikintis žmogus, bet kaip ateistas, kuris norėjo studijuoti fundamentalią fiziką ir molekulinę biologiją. Ir netgi jisai teigia, kad jisai buvo ateistas, nes užaugęs Šiaurės Airijoje, kur vyko religinis karas, jisai buvo taip papiktintas tos priešpriešos, kuri ten yra tarp katalikų ir protestantų, kad negalėjo tikėti Dievu ir tikėjimo klausimas jam aktualus tapo tada, kada jisai pradėjo giliai žvelgti į mokslo keliamus klausimus, susidomėjęs mokslo raida, mokslo filosofija, mokslo religijos klausimus, galų gale ne tik tai, kad tapo tikinčiu, ne tik tai apsigynė dar vieną doktoratą jau iš teologijos, bet ir tapo žmogumi, kuris iš tikrųjų gali kalbėti pakankamai kompetitingai tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Jisai vienodai gerai pažįsta ir mokslo pasaulį, ir šiuolaikinės fizikos pasaulį, šiuolaikinės biologijos pasaulį, bet ir taip pat puikiai išmano šiuolaikinę teologiją. Ir galų gale ne tik tapo, kad daugelio universitetų dėstytojų ir profesorių, jisai yra ir anglikonų bažnyčios kunigas, jisai nėra katalikas, nors kaip žinome, anglikonybė yra viena iš artimiausių katalikybei krikščionybės atšakų, tai daugeliu atžvilgių tai, ką jisai kalba, yra labai artima katalikų bažnyčios mokymui. Artūrai, tavo žodis apie Alistairio McGratho svarbą šio vizito Lietuvoje reikšmę. Ačiū, Benai. Aš šiek tiek skirtingai nuo judviejų mažiau esu susipažinęs su pačiu McGrathu. Man ypač rūpi tas sritis, tačiau tikėjimo ir mokslo klausimai, būdamas tikras sovietmečio vaikas, aš buvau paauglystėje netikintis ir vienas iš argumentų prieš tikėjimą, tai mane tikrai paveikė, tai kad išsilavinęs ir išsimokslinęs žmogus negali būti tikintis. Sovietmečio tokia buvo standartinis šūkis ir aš tikrai buvau jo paveiktas. Aš save laikiau netikinčiu, nes laikiau save arba norėjau būti, siekiau būti išsilavinęs ir išsimokslinęs. Ir jau vėliau tik tai studijuodamas teologiją sužinojau, kad anaiptol tai nėra priešai, tai yra labai stiprūs sąjungininkai. Ir tikėjimas ir mokslas nepanaikina, netrikdo vienas kitą, bet atvirkščiai labai stipriai paremia. Ir tokie dalykai kaip dauguma garsiausių pasaulio fizikų, jeigu paimsim procentaliai, tai pamatysime jų tarpe akivaizdžiai, dominuoja tikintys žmonės, turbūt santykis būtų gal 1:10 ar panašus. Ne visi jie yra katalikai, bet kažkokio tikėjimo atstovai. Ir ateistų yra labai nedaug. Ir aš tikrai galvojau, kaip Valdas ir sakė, kad klausimas tikėjimas ar mokslas yra užsibaigęs su sovietmečiu. Tai buvo gana nuvalkiotas sovietinis vėzdas pakeltas prieš religiją. Ir man buvo labai įdomu, ir tebėra labai įdomu, kad tas vėzdas vėl iš naujo iškastas, faktiškai tie patys argumentai naudojami. Ir aš matau, kad iš tikrųjų tai nėra mokslo
klausimas tai yra emocinis klausimas. Man taip atrodo, va čia gal mane galėsit pataisyti ir pakritikuoti. Bet tie argumentai, kurie lyg ir išspręsti, jie staiga vėl yra iš naujo iškeliami ir atrodo, kad jų gyvybingumas yra ne jų mokslinėje vertėje, bet kažkur tai kitur. Ir aš spėju, kad kažkokiam tai ar pyktyje, ar kažkoks įsiskaudinimas, ar Dawkinsas ten kažkur tai skaičiau buvo labai supykęs ant kažkokio tai garsaus pamokslininko. Tai reiškia, vėlgi kažkas tai kitoj plotmėje, tai nėra tikėjimo ir mokslo sankirta, tai yra žmogaus kažkoks tai kitas taškas, taip pasakyčiau. Šiaip tikėjimo ir mokslo klausimai mane labai domina. Esu studijavęs, baigęs chemijos studijas prieš eidamas į teologiją, tai tikrai matau daug tokių sąsajų ir, reiškia, dermių tarp tikėjimo ir mokslo. Ši tema man labai įdomi. Ši konferencija, kuri bus Vilniuje ir paskui Kaune, manau, kad yra labai verta dėmesio dar kartą mums išgirsti labai rimtus žmonės, visų pirma Magratą, analizuojant į šį klausimą, kad mes galėtume savo atsakyti ir paskui galėtume ir kitiems padėti, kiek jie mūsų klausia. Ačiū Artūrai. Na, mano paties pažintis su Alisteriu Magratu prasidėjo be abejo per jo knygas. Pirmoji buvo vadovėlio tipo krikščioniškos teologijos įvadas. Ir nuo to laiko praėjo nemažai, kol vėl išvydau Alister Magratą diskusijoje, video įrašą Magrato diskusiją su Dawkinsu. Vienas iš nedažnai, ko gero, pasitaikančių dalykų, kad mokslo ir tikėjimo klausimais buvo diskutuojama civilizuotai, mandagiai ir iš tiesų išlaikant akademinį lygį. Ir Magratas vėl tapo man įdomus. Ir mačiau ne vieną jo video paskaitą, bet paminėjau knygas. Valdai, ką galėtum pasakyti apie į lietuvių kalbą jau išleistąją Dawkinso iliuziją bei į naująją į lietuvių kalbą išverstą Magrato knygą Mokslas ir religija – didieji klausimai. Kaip minėjau, šią pastarąją knygą skaitytojai galės pradėti jau skaityti, čiupinėti, įsigyti gruodžio 5 dieną, o be abejo ir šiuose mano skelbiamuose renginiuose. Kaip ir minėjau, Alisteris Magratas yra labai plačių interesų teologas, jisai parašęs yra puikius įvadus į teologijos mokslą. Paskutiniu metu labai domina dar vienas Oksfordo profesorius, tai Clive'as Stieglitz Lewisas, ir paskutinės porą knygų yra skyręs būtent jam. Yra rašęs tokiais klausimais kaip erezija ir ortodoksija, bet nuolatos grįžta prie klausimo apie mokslą ir religiją. Ir ne tik dėl to, kad iškyla tokios aktualijos, kaip pasirodo kokia nors skandalinga knyga, kaip Dievo iliuzija, kurioje yra teigiama, kad moksliškai akivaizdu, kad Dievo būti negali, kaip negali būti aplink žemę skriejančio arbatinio, vienas iš tokių Richardo Dawkinso pateiktų vaizdinių. Tai pirmoji knyga, kuri pasirodė lietuviškai, nedidelė knygutė, vadinasi Dawkinso iliuzija, tai subtilus angliškas humoras. Jeigu Dawkinsas teigia, kad Dievas yra iliuzija, tai Alisteris Magratas šioje knygoje Dawkinso iliuzija, ateistinis fundamentalizmas ir dieviškumo neigimas subtiliai ir argumentuotai parodo, kad tai, ką puola šiuolaikiniai ateistai, yra ne tikroji krikščionybė, bet iškreiptas krikščionybės vaizdinys. Labai dažnai tie argumentai, kurie yra nukreipti prieš religiją, yra neužgaunantis pačios religijos esmės. Tiesiog yra susikūrimi baubai, įsivaizduojama, kad tai yra tikroji krikščionybė arba tikrasis Dievas, ir yra išsakomi priekaištai. Dauguma dalykų, kuriuos Richardas Dawkinsas savo knygoje Dievo iliuzija išsako, tai yra būtent tos klaidingos krikščionybės ir krikščionybės Dievo sampratos. Tai Alisteris Magratas parodo, kur tie, kurie puola krikščionybę, puola religiją apskritai, ar tikinčių žmonės, ar bažnyčia, klysta iš esmės ir klysta faktiniuose dalykuose. Taip pat jisai parodo, kad tie, kurie priešina mokslą ir religiją, taip pat nesupranta ir paties mokslo prigimties. Labai dažnai, kada nėra tikro tikėjimo, kuris duoda tikrus atsakymus į prasmės klausimą, tai žmonės pradeda ieškoti prasmės ar netgi atsakymų religinius klausimus kažkur kitur. Ir savotiškai netgi galima sakyti, kad kai kuriems geriems mokslininkams pats mokslas tampa religija ir jie jau nebesuvokia mokslo metodo ribotumo.
Tai dar vienas dalykas, į ką Alisteris Magratas nurodo savo knygoje Dawkinso iliuzija, tai yra, kad yra tikrovės rytis, kurios negalima tyrinėti moksliniu būdu arba bent jau tuo būdu, kaip yra įsivaizduojama, kad egzistuoja skirtingos tikrovės plotmės, egzistuoja skirtingi klausimai ir kad kiekviena iš šitų sričių turi savo vietą žmonijos gyvenime ir negalima vienos pakeisti kita arba jų kažkaip dirbtinai supriešinti. Tai toje knygoje nėra mėginama atsakyti kiekvieną klaidingą aiškinimą, kas yra religija, tiesiog parodomi patys esminiai nesupratimo principai ir kodėl kyla tas dirbtinis konfliktas tarp mokslo ir religijos. Jo labiau, kad pastaroji knyga yra nedidelė, iš tiesų labai plona knyga, ją gana greitai galime perskaityti. Kita knyga, kuri netrukus pasirodys, Mokslas ir religija, naujasis įvadas, tai yra knyga daug fundamentalesnė, neatliepianti į šios dienos aktualijas, bet tai yra naujas leidimas jau kažkada tai pasirodžiusios knygos, kur yra apžvelgiama mokslo ir religijos santykių istorija. Ir Alisteris Magratas šį klausimą taip išsamei išnagrinėjo, kad Oksfordo universitetas nuo ateinančių metų jam netgi suteikia labai garbingą mokslo ir religijos profesoriaus titulą. Tikrai yra ekspertas šioje srityje ir apžvelgdamas kiekvieną epochą, atkreipdamas dėmesį į esminius dalykus, kurie vyko mokslo ir religijos santykių istorijoje, jisai parodo, kad daugelis mūsų įsivaizdavimų, kas buvo, yra tiesiog nusistovėjusios klišės, kurios netinka istorinės tikrovės. Labai dažnai, pavyzdžiui, yra iškeliamas Galilėjaus atvejis, kad Galilėjus buvo mokslininkas, kuris atrado tiesą, jog Žemė sukasi aplink Saulę, kad planetos juda ir jam buvo uždrausta šitas atrastas mokslinės tiesas skelbti. Alisteris Magratas parodo, kad viskas buvo daug sudėtingiau ir labai dažnai, kaip Artūras minėjo, konfliktas buvo ne tarp mokslo kaip tokio ir religijos kaip tokios, bet buvo atskiri žmonės, buvo konfliktas tarp nusistovėjusių pažiūrų, kurių kai kas nenorėjo keisti, ir atradėjų, kurie siūlydavo naujas, kartais ne visai pagristas idėjas. Tiek Koperniko, tiek Galilėjaus atradimai, jie buvo savo laiku įdomios naujos hipotezės, kuriams dalis pritarė, dalis nepritarė. Ir tas konfliktas buvo tikrai ne tarp religingų žmonių ir mokslininkų, jau vien dėl to, kad kai kurie iš tų atradėjų patys buvo nuoširdžiai religingi ir taip pat siekiantis tiesos mokslininkai. Toks buvo Izaokas Niutonas, toks buvo Galilėjus, toks buvo Mikalojus Kopernikas ir daugybė kitų. Ir pats faktas, kad tikintis žmonės tyrinėdami visatą ne tik tai, kad nesusviruodavo savo tikėjime, bet kaip tik atrasdavo Dievo kūrinijos didybę ir grožį, liudija už tai, kad ta priešprieša yra dirbtinė. Truputėlį kitoks yra Čarlzo Darvino atvejis, kuris taip pat dažnai yra iškeliamas ir šiuolaikinio naujo ateizmo skelbėjai Darviną laiko savo pirmtakų, savo idėjinių įkvėpėjų. Daugelis iš jų tyrinėja biologiją arba genetiką, kuri susijusi su Darvino iškelta rūšių atrankos evoliucijos idėja. Bet turbūt nedaugelis žino, kad pats Darvinas savo studijas pradėjo ne nuo biologijos, kad jis buvo teologijos studentas ir vėliau keliaudamas aplink pasaulį, rinkdamas ir analizuodamas duomenis, jisai tapo labiau biologu negu teologu. Ir tikėjimo klausimas jam pačiam buvo visą laiką svarbus ir aktualus, nes nors jis pats gyvenimo pabaigoje lyg ir laikėsi labiau agnostinės pozicijos, tai yra Dievo buvimo negalima nei patvirtinti, nei paneigti, bet jo šeima buvo tikinti ir jam tai buvo ir asmeninė drama, ir vidinis konfliktas. Tai daugelis tų žinomų ar tarsi žinomų faktų naujojoje knygoje Religija ir mokslas naujasis įvadas parodomi tikroji šviesoje. Tai yra ne tik tai primenamos žinomos tiesos, bet atskleidžiama daug labai įdomių faktų, kurie geriau padeda suprasti, koksgi yra tikrasis mokslo ir religijos santykis ir koks jis turėtų būti. Mėly klausytojai, primenu, jog jūs girdite laidą Akademija. Akademijos dalyviai šioje laidoje yra profesoriaus Alisterio Magrato vizito organizatoriai, docentas daktaras Artūras Lukaševičius ir daktaras Valdas Mackela. Trumpa muzikinė pertrauka.
Štai mes ir vėl eteryje, primenu, jog girdite laidą Akademija. Šioje laidoje skelbėme apie Oksfordo profesoriaus Alisterio Magrato artėjantį vizitą į Lietuvą gruodžio 9 ir 10 dienomis. Galėsite išgirsti šio įstabaus profesoriaus, žymaus teologo paskaitas Vilniuje ir Kaune mokslo ir religijos klausimų. Tęsėme laidą, Artūrai, tau eilė dalintis įžvalgomis. Ačiū labai. Man labai įdomi valdo tema yra. Aš tiesiog nekantrauju išgirsti jį toj konferencijoje. Reikia patikslinti, jog prieš akis turime konferencijos vyksiančios Seime programą ir čia tarp visų kitų vardų yra ir Valdo Mackelos vardas, paskaita Naujojo ateizmo dogmos Richardo Dawkinso knygoje Dievo iliuzija. Valdas mūsų tarpe yra, aš taip įsivaizduoju, Dawkinso toks kaip ir ekspertas. Nežinau, Benai, kiek tu turėjai galimybės susidurti su Dawkinso. Žinau, kad šiek tiek esi klausęs jo video įrašų. Aš mažai. Bet man tiesiog įdomu iš principo, kaip iš viso yra įmanoma iš mokslo pozicijų užpulti krikščioniškai tikėjimą, ką daro Dawkinsas. Aš skaičiau Magrato knygą Dawkinso iliuzija ir iš tų kritinių pastabų, kurias Magratas daro apie Dawkinsą, supratau, kad teisingai, kaip Valdas sakė, jisai paima karikatūrą krikščionybės ir tada ją sukritikuoja. Bet tai nėra moksliškai sąžiningas metodas. Esu klausęs nedidelę jo paskaitos, jo diskusijos, video diskusijos dalį ir iš tos dalies, ką aš mačiau, tikrai jisai nepateikė nei vieno mokslinio argumento, jo argumentas buvo grynai emocinis. Jisai sakė, kad pats Kristaus įsikūnijimo faktas yra menkas, jam tai buvo menka. Škeris mano, kad todėl tai negali vykti, bet tai menkumas nėra mokslinė kategorija, kam kažkam menka, kažkam nemenka, gal kokia bacila irgi yra menka, tai dabar neina jos dėl to nubraukti. Tai ir pats man faktas įdomu, Dawkinsas yra zoologas, tai kaip išeinant iš zoologijos mokslų metodu yra įmanoma sukritikuoti krikščioniškai tikėjimą. Čia, Valdai, aš tiesiog nekantraudamas laukiu ir bus labai įdomu tavo pastabos dėl to. Tai jeigu tu dabar ką nors mums dar pasakytum apie tai sužadinti, tai bus labai įdomu. O galima aš tada pradėsiu. Jeigu jau perėjome į diskusiją mūsų laidai artėjantį pabaigą, bet man šis argumentas atrodo emociškai pagrįstas, bet nelogiškai pagrįstas dėl šito įsikūnijimo įvykio menkumo, nes be abejo mes esame įpratę patikėti kažkuo, jeigu tai vyksta periodiškai, nuolat ir kartojasi. Ir jeigu įvykis yra vienkartinis ir dar mažas, labai sunku patikėti, kad jis galėtų turėti tokią lemiamą reikšmę, kokią krikščionybė priskiria Kristui. Ir neseniai skaičiau Hanso von Urs Baltazaro, labai žymaus teologo, straipsnį apie tai, kodėl krikščionybė yra įtikinama. Jis irgi iškelia šį klausimą ir pateikia kitus tokius vienkartiškumo atvejus. Ir jis sako, pavyzdžiui, mes neturime problemos tikėti, kad atsiradusi kažkokia tai nauja muzikinė kryptis ar muzikos stilius, ar vienas atlikėjas gali nulemti visą tolesnę muzikos istoriją. Mes negalime numatyti šito fakto, mes negalime kažkaip apskaičiuoti, kada atsiras tas naujasis muzikinis stilius, bet atsiranda kažkoks atlikėjas ar ansamblis ar grupė, pradeda groti kažką visiškai naujo ir nuo to laiko muzikos istorija jau nėra ta pati, visi vienu ar kitu būdu yra įtakoti ir arba priešinasi, arba kopijuoja naująjį muzikinį stilių. Ir tai yra vienkartiškumo atvejai. Tai tokių atvejų yra ir daugiau, kaip meilės atvejai, kaip apraiškos ypatingai mene arba net ir idėjų istorijoje. Tai šia prasme tas Jėzaus atvejis tampa netoks jau ir neįtikinamas, nes tai nėra beprecedentinis dalykas. Tik tais mes sakome, kad šiuo atveju mes kalbam ne apie meno kūrinį, bet apie nutikimą. Tiesiog nutikimą, naujieną, kuri įtakoja tolesnę visą mūsų istorijos eigą. Na, bet dabar jau, Valdai, tavo eilė kalbėti, nes klausimas buvo užduotas tau. Visų taip vadinamų naujo ateizmo dogmų turbūt greitai apžvelgti neįmanoma, bet paminėsiu keletą. Tai viena iš tokių yra, kad religija tiki, kad žmogus ir pasaulis yra sukurtas Dievo, taip kaip yra parašyta Biblijoje. Darvinas įrodė, kad žmogus atsirado iš primatų, pasaulis atsirado evoliucijos keliu. Ir pakankamai daug faktų liudija, kad pasauliui yra daug milijonų metų ir jisai neatsirado per 7 dienas. Tarsi mokslas jau ir paneigtų religinius pasakojimus, kurie buvo senovės, neišprūsusių, gerai pasaulio nepažįstančių žmonių pasaulio suvokimas arba samprata.
Tačiau čia galima matyti, kad kritikuojamas yra ne tikrasis religijos supratimas, apie kągi pradžios pasakojimas kalba, bet kritikuojamas supratimas tų, kurie galvoja, kad kiekvienas Biblijos pasakojimas yra suprastinas pažodžiui. Tai yra vadinama fundamentalizmu arba religiniu fundamentalizmu. Tai yra žmonės, kurie įsikibę Biblijos raidės, tvirtina, kad visa tai, kas prieštarauja Biblijai, yra netiesa, dėl to evoliucijos teorija yra netiesa. Ir savotiškai šitos dvi pusės, tai yra religiniai fundamentalistai, kurių dauguma yra bibliniai krikščionys, kurie neturi kitos atramos, tik tai šventąjį raštą, neturi dažnai tradicijos, neturi bažnyčios mokomojo ir aiškinamojo autoriteto, turi tik tai švento rašto raidę, ir fundamentalistai ateistai, jie puikiai sutarė ta prasme, kad jie yra puikūs kovos partneriai. Jeigu pažiūrėtume, ką moko katalikų bažnyčia, tai jos mokyme, kuris yra išsakytas popiežių ir susirinkimų, nėra teigiama, kad Biblija yra gamtos mokslo vadovėlis, ar kad biologiją mes turėtume studijuoti pagal šventosius tekstus. Popiežius Jonas Paulius II kartą yra pasakęs, kad mokslas ir religija turi savo sritis, religija atsako į klausimą kodėl, mokslas atsako į klausimą kaip. Ir būtų didžiulė klaida studijuoti gamtą remiantis Biblijos tekstais, arba taip pat klaida būtų tyrinėti religinę sampratą remiantis zoologiją arba biologiją. Pavyzdžiui, diskutuoti apie gimtosios nuodėmės dogmą, žvelgiant iš genetikos arba biologijos perspektyvos, nes taip galima ateiti iki absurdiškų situacijų. Dar viena iš naujojo ateizmo dogmų yra paties Dawkinso vadinama memų teorija. Šį pats žodis išplito kaip virusas ir kas mėgsta naršyti internete, turbūt žodį yra užtikęs, tai yra tokie nuolatos perdirbami dažniausiai paveikslėliai. Tai kartais apie religiją yra kalbama, kad religija yra kai kurie kiti socialiniai arba kultūriniai reiškiniai yra lyg memai, yra kaip tam tikros savybės perdodamos genetiniu būdu, taip kultūriniai fenomenai yra perdodami tokių neva kultūrinių genų arba memų būdu. Bet iš tiesų Alisteris Magratas parodo, kad netgi originalios šiuolaikinio ateizmo autorių idėjos jos neturi mokslinio pagrindo. Tai, kas yra skelbiama kaip naujas mokslas, kuris daug ką paaiškina, iš tikrųjų pats nėra netgi moksliškas. Ir tai yra didžioji šiuolaikinio ateistų bėda, kad yra bandoma eiti į religijos sritį ir paaiškinti, kas yra kaipgi paties mokslo srityje, kai kurie dalykai yra labai hipotetiniai ir labai nepagristi. Ir tokiu atveju susidurėme su tam tikrų spragų mokslu. Kągi, mėly klausytojai, mūsų laida atėjo į pabaigą. Primenu, jog mes kalbėjome apie artėjantį profesoriaus Alisterio Magrato vizitą į Lietuvą. Labai kviečiu sekti informaciją, jūs išgirsite be abejo tos informacijos ir daugiau. Gruodžio 9 dieną Alisteris Magratas skaitys paskaitą Vilniuje, Seimo rūmuose. Be abejo, dalyvavimas šiame renginyje reikalauja jūsų išankstinės registracijos, tad stebėkite informaciją. Jei norite dalyvauti, registruokitės. Kartu su Alisterio Magrato pasirodymu taip pat išvysite ir kai kuriuos Lietuvos kalbėtojus ir mąstytojus ir mokslininkus, akademikus. Taigi konferencija žada būti gana įdomi. Taip pat gruodžio 10 dieną labai kviečiame visus į Kauną, į Vytauto didžiojo universitetą, Katalikų teologijos fakulteto didžiąją aulą, kur Alisteris Magratas sakys paskaitą Mokslas ir religija, didieji klausimai. Šis renginys taip pat yra universiteto 25-mečio šventimo dalis. Visos paskaitos bus verčiamos į lietuvių kalbą ir ypatingai tie, kurie degate troškimu perskaityti profesoriaus Magrato knygas, bet neturite laiko arba iš ties galimybės susikaupti ilgesniam laikui, čia turite gerą progą tiesiog per įdomią labai valandą ar pusantros išgirsti šį įžymų teologą diskutuojant, pristatant temą, atsakant į klausimus. Taigi tikrai visų lauksime renginiuose. Dėkoju daktarui Valdui, dėkoju docentui daktarui Artūrui, ačiū mėly kolegos, kad dalyvavote laidoje, o jums visiems tariu su Dievu, likite su Marijos radiju, likite su Katalikų teologijos fakultetu. Sudie.